Mes daugiau, mėlyje, jums norime papasakoti apie projektą Prokalbiai, apie profesijas be kaukių. Projektas subalansuotas tiek 11-okams, 12-okams, tiek ir savos srities profesionalams, kad jie pasidalintų patirtimi. Ir šiandieną mes telefonu susisiekėme su grupės Subtilūs Z vadybininkė Juste Tankevičiūtė. Gerą dieną, Juste! Sveiki, labai malonu. Tai iš pradžių su penktadieniu noriu pasveikinti ir su ta 13 diena, jeigu esat prietaringa. Oi, neprietaringa, bet įspūdingai. Čia viskas skamba, kaip juokelis toksai sklando ir dar 20 metai. Va, ir dar 20 metai, iš tikrųjų. Klausykit, pasipasakokite, kaip sužinojote apie projektą Prokalbiai? Čia, manau, tokia asmeninė pažintis. Vieną iš organizatorių Džigintą pažinau jau prieš metus, ji mums padėjo prie Subtilūs Z veiklos. Tai užmačiau internete ir parašiau, pakomentavau draugiškai, gal patarimų kažkokiu galvoju duosiu. Nu, va, taip ir pakvietė mane prisijungti prie šio projekto. Iš tikrųjų labai graži idėja ir nežinau, kiek čia metų reiktų grįžti atgal jūsų gyvenime, kuomet jūs turėjote tą apsisprendimo kryžkelę po 12 klasės, ką daryti, į kurią pusę eiti, atsimenat? Mano gyvenimo truputėlį kitaip buvo. Kitaip buvo? Mano kryžkelė buvo akademijoje, muzikos akademijoje, 4 kurse, nes grojau pianinu nuo 9 klasės, Čiurlionio gimnazija, viskas buvo labai taip suplanuota ir žinojau labai aiškiai, ko aš noriu. Tai man ta kryžkelė atiko truputį vėliau. Tai jūs į tą procentą mažesnį papuolat, nes didžioji dalis jaunų žmonių jaučia nerimą, stresą ir to tikslumo jiems trūksta. Tikrai taip. Ir kuomet tau kyla klausimai, labai norisi su kažkuo pasitarti, sužinoti, o kaipgi ten viskas vyksta toje profesijoje, ar aš galėčiau, ar man būtų įdomu. Tai, manau, labai fainas projektas, kuris suartina tuos profesionalus, besirenkančius kelią tais moksleiviais. Tai labai, manau, labai taip gerą tokią platformą turėti. Labai dažnai būna tos profesijos piešiamos kaip labai tokiu medumi teptos, labai pelningos, labai lengvos. Tai šiuo atveju profesionalai, kurie toje srityje dirba jau ne vienerius metus, jie gali pasakyti tikrą tiesą. Ai, tai taip, jeigu kalbant apie mano tą profesiją, tai tikrai kalneliai. Čia, žinot, visą laiką esi pasiruošęs, kad gali būti duobė ir po to vėl nušvinta saulė, tai reikia tokį turėti racionalų protą ir išsilyginti visas tas emocijas, kad galėtum tiesiog judėti į priekį. Nepamirškim, kad dar ir 2020 metai už lango, tai čia dar dideli kalneliai tokie, o ypač tokios profesijos atstovams kaip jūs, aš dabar net neįsivaizduoju, kaip atrodo jūsų darbo diena? Mūsų darbo diena, žinokit, mes dirbam. Nežinau, jeigu žinote Subtilūs Z grupę, visi darbštus. Puikiai, taip. Visi darbštus, visi nori daryti, tai mes pilni idėjų. Vyrai dirba studijoje, muzikantai groja, kuria muziką, mes vis tiek tikim, kad viskas atsidarys ir tada jau mes šausim, parodysim. O mano darbas lygiai taip pat, tai yra ir tiek socialiniai tinklai neiškristi iš jų, tiek projektų rašymas, tiek irgi orientavimas į priekį, ką mes galėsime padaryti. Tai dabar tokiais ateities planais ir viskas, kas online. Jeigu taip žvelgiant į ateitį ir kalbant apie projektą Prokalbiai, kokį jūs įsivaizduojat arba kokį norėtumėt matyti po keliarių metų, pavyzdžiui? Dar didesnį. Aš kažkaip labai tikiu šio projektu ir šiandien kalbėjom su Džiginta, kad tikrai jie nori tęsti, iškomunikuoti gerai, kad būtų drąsu, moksleiviai mokyklose žinotų šitą projektą, žinotų, kad nereikia ieškoti per pažįstamus, kas čia toj srity dirba, o atsidarai puslapį, susirandi, tau smalsu, įdomu, yra profesionalas, jo paklausi. Tai manau, kad aš tikrai matau jį įvairiose perspektyvose ir įvairiose mugėse dalyvaujant, kur pilna jaunų žmonių, kur gali jie prieiti, pasikalbėti, dalyvauti. Taip pat minėjau, kad kitą savaitę jau bus ir diskusijos Facebook'e. Tai manau, kad žiauriai faina. Jie toliau mąsto į priekį, plečiasi ir jiems labai didelės sėkmės linkiu. Ačiū Juste už pokalbį. Dėkui jums labai. Gražaus savaitgalio. Dėkui ir jums, visą gerą. Taip, tai buvo Juste Tankevičiūtė, grupės Subtilūs Z vadybininkė, o aš dar sykį noriu priminti, jog daugiau sužinoti apie projektą Prokalbiai, žinoma, internete prokalbiai.lt. Radio stotis kelyje.